Visiems jūs nusėlo aš Dovydas ir šiandien aš atėjau su Matu. Aš noriu nupirkti šio piešinį. Trumpa priešistorija. Matas prieš 3 mėnesius nufilmavo video apie tai, kaip bandė nupiešti save. Tiesa, bet taip pažiūrėk šitą video prieš tai, kol žiūrit šitą. Ir video gale jisai pasakė štai ką. Bet jei jūs norit, kad aš kažkam iš tikrųjų parduočiau šitą už kaip 10 centų, nežinau. Aš noriu 10 subscriberių ir tada aš kažkam turbūt parduosiu šitą. Jo. Ir dėl to, kad 3 mėnesius tiesiog tas piešinys buvo pas jį, aš nusprendžiau jį nusipirkti ir apie tai bus visas video, tai žiūrėkit. Va, šitas dailės kūrinys, kurį aš šiandien iš tavęs nusipirksiu. Ir dar pamiršau jums priminti, kad tas piešinys yra Mato spintelė į mokyklą, dėl to man reikėjo eiti į mokyklą. Tai va, mes dabar su į mokyklą, tik iš šitos pusės. Tu duoks į mūsų mokyklą. Ne. Nu ką, mes labai arti mokyklos. Nenufilmavau, bet... Žiūrėkim. Žinaičių nėra, Elvio. Sėkmėje. Jo, ir iš pradžių, kai mes nuėjome mokyklą, buvo užrakinta, mes tai pagalvojom, bet pasirodo mes visą laiką tiesiog ne į tą pusę atidarinėjom duris ir paskui tiesiog atėjo kiti kažkokie žmonės, atidarė duris ir mes įėjom. Mes patekom. Visą dėžę. Paimam visą dėžę. Va, mes turim dėžę. Gerai, aš su Dovydu čia. Taip, aš Dovydas, taip. Top man šitą dėžę. Pažiūrim, kas viduj. Žiūrim, ar dėžė yra tas piešinys. Čia. Top. Ar šitas? Čia labai daug šitokių to pačių yra. Nu, man atrodo, čia, aš žinau, kad čia turėtų būti skylė. Aš galvoju truputį giliai, mes turime mano kempinę. Kempinė? Iš video. Ja. Gerai, kas čia? Čia turbūt. Visi sulipo. Aš negalvoju, klauk. Einu pažiūrėti į video. Žiūrim, kaip atrodo. Wow. Geltonų fonų. Gerai. Wow! Dok man. Taip, mes turim, čia yra Palauk. tas lap. Čia šitas. Palauk. Čia tikrai šitas. Palauk, parodom. Čia kaip originalas atrodo, čia kaip mūsų atrodo. Ar atrodo taip pat? Manau, kad jo. Tai gerai. Manau, kad šitas piešinys. Gerai, tada taip. Tu ką matai? Žiūrėk, dabar tu ar sutinki man... Pirmą tai aš jums įrodysiu, va, čia aš pasiėmiau su... Visi rudini. Žiūrėkit, mano pinigai, va, aš išpiriu visus pinigus, tuoj. Čia mano visi pinigai, va. Va, žiūrėkit, paskaičiuojam. Va, 2 čia yra, 2. Nu ir čia visi po vieną. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va, kad jūs galėtumėt sustabdyti video ir viską perskaičiuot. Tai va, žiūrėkit, va, lygiai. Va, skaičiuokit, čia yra 8 ir čia yra 2. Čia yra dar 2. Tai gaunasi 10. Tai ar tu man sutinki už 10 centų parduoti šitą piešinį? Šitie 3 rutuliukai vis tiek čia. Tai reiškia... Taip, bet dar čia yra. Bet čia HD. Tikrai original. Čia HD versija. Jūs galite matyti čia. Tai tu man sutinki parduoti šitą piešinį už 10 centų, taip? O gal parduodami už 9 centus, kad tipo matva 9, taip už 9. Ne. Ne? Už 10? Kad bus gerai? No. Ai, dar tu sakai, kad... Tu tak mano piniginė. Paskui paimsiu. Kad tai už 10 centų ir sakai, kad parduosi kaip bus 10 subscriberių. Tai reiškia lygiai 10 subscriberių 10 centų. Tai tu sutinki. Gerai, tai tada... Gerai, va. Pažiūrėsim šitą video po 10 metų. Jo. Jo, gerai, viskas, tu sutinki pradėti šitą piešinį labai gerai. Gerai, va, jiem 10 centų. Rankas buvo paspaustas. Reikia savo piniginę įsidėti. Rankas buvo paspaustas, tai reiškia, kad tu sutikai. Ir viskas yra filmuojama kamera, tai... Tai jeigu žiūri šitą video per Dovas 11, tai būtinai subscribing. Gerai, viskas. Jo. Gerai.
Tu galvoji. Žiūrėk, kaip įpiešė su rūse. Viso gero žmonės. Ir jūs tikriausiai galvojat, kad tas piešinys yra suplėšytas ir aš čia neturiu, bet... Taip, aš jį suklevau. Tai ten truputį bantukas būtų dar suplėšę, tai žodžiu, čia yra jo piešinys, čia originalas, čia atsiekam paprastų balto lapo prikliuota. Tai aš jį tikriausiai kažkur pakabinsiu fone arba kažkur, bet žodžiu, jisai bus mano video fone. Tai jo, dabar žinokit, ir tiesa, jeigu jums patiko šitas video, tai subscribinkit, laikinkit, kominkit ir viso gero.